Sveiki visi, kurie žiūrite šitą video. Aš Vidas Archlevičius ir čia yra vektoriai.lt ir šiandien mes esame, kaip jūs matote, aukščiausiame Londono Sičio pastate 22 Bishops Gate ir čia vyksta labai įdomus renginys, tai yra Global Lithuanian Leaders Pro Club Summitas kartu su Londono Sičio lietuvių klubų LCLC, kuris švenčia savo 20-metį. Iš tiesų tai yra labai aukšto lygio renginys, kuriame dalyvauja garsiausių finansų institucijų, kompanijų atstovai, tai yra ir Morgan Stanley, ir Bank of America, ir Rothschild, ir daugybės kitų pasaulinio garso kompanijų atstovai bei vadovai, kurie aptarinėja tokias labai svarbias problemas, kurios reikėtų apie jas kalbėti Lietuvoje, apie jas reikėtų kalbėti televizijoje, apie jas reikėtų kalbėti vyriausybės posėdžiuose, think tankuose, kurių mes neturime ir taip toliau. Tai vat, pirmoji diskusija buvo labai įdomi, kas statys ateitį. Ir čia buvo kalbama apie dirbtinio intelekto ir žmonių santykį ir buvo, aišku, labai daug įdomių visokių tikrai pranešimų, nes labai įdomus kalbėtojai ir dabar turbūt kas stebite, kas žiūrite, tai domitės dirbtinio intelekto tendencijomis, turbūt galima pasakyti, kad yra tokios dvi diametraliai skirtingos nuomonės. Tai pirmoji, kad dirbtinis intelektas viską sutvarkys, viską užkariaus ir žmonių nebeliks. Kita nuomonė yra, kad tai yra burbulas, tai yra šlamštas, tai yra tik tai tokie, žaidimas. Taigi, aišku, tiesa, kaip visuomet glūdi kažkur per vidurį ir čia buvo tikrai labai įdomus pranešėjai, kurie diskutavo apie talentų ir dirbtinio intelekto santykį. Ir aš nepasakosiu viso to, nes yra čia daug įvairių įdomių niuansų, bet vis dėlto turbūt pagrindinė mintis, kuri nuskambėjo, galima būtų taip apibendrinti, kad vis dėlto dirbtinio intelekto amžiui kaip niekada reikalingas geras universitetinis išsilavinimas, reikalingas geras švietimas, reikalingos filosofijos žinios, reikia mokėti piešti, rašyti, visą kitą, nes koks bebūtų geras dirbtinis intelektas, koks jis bebūtų efektyvus, vis tiek galutinis sprendimas priklauso žmonėms. Ir norint priimti kvalifikuotą ir protingą ir gerą sprendimą, visuomet reikia turėti, tam tikrų žinių, intelektą, proto, akiratį. Kita diskusija buvo irgi labai įdomi, kurią moderavo turbūt daugeliui lietuvių gerai pažįstamas Edward Lucas. Tai yra politologas, mokslininkas, ekonomistas, labai plataus profilio ekspertas, kurį pažįstate ir iš publikacijų Lietuvos spaudoje. Taip pat dalyvavo, pavyzdžiui, viena iš vadovių Ukrainoje, Auksė Jurkutė, Bank of America atstovė, po to buvo Chatham House, tokio konservatyvaus Britų ir viena iš pagrindinių turbūt think tanko atstovas, tada buvo ir Kasparas Jurgelionis, Iron Wolf Capital atstovas, buvo ir Williamas Wellsas, Rothschildų korporacijos vienas iš ekspertų ir čia buvo tikrai turbūt labai įdomi diskusija apie ekonomikos, apie Lietuvos apskritai ateitį, vystymas ir kur jinai nueis, kaip jinai nueis, ko jai trūksta. Tai čia nuskambėjo labai neblogas Kasparo Jurgelionio, lietuvių finansininko, juokas, kad lietuviai buvo labai inovatyvūs, nes geležinis vilkas, kuris staugia ant Gedimino pilies, pasirodo buvo pirmasis robotas. Taigi tada Rothschildų
atstovas juokavo, kad jums reikia stabilumo, o tą stabilumą gali suteikti konstitucinė monarchija arba atkurta Lietuvos didžioji kunigaikštystė, ir jis čia paminėjo Monaką arba Lichtenšteiną. Na, aišku, tai buvo juokai, bet vis tiek buvo kalbama apie tai, kad, na, turbūt pagrindinė Lietuvos problema yra kapitalo rinka silpna ir kapitalo stygius, ir dabar ta prasme, kad daug pinigų guli bankuose, bet jie neinvestuojami į ekonomiką, ir dabar Bank of America atstovės skaičiavimu maždaug 28 milijardai eurų guli Baltijos šalyse, švedų bankuose, ir kurie praktiškai nelabai ką uždirba. Tai ir ta pati Auksė Jurkutė, Bank of America atstovai, jinai dirba Ukrainoje ir padeda ukrainiečiams su visokiais finansiniais reikalais tvarkytis ir taip toliau. Tai jinai paminėjo, kad per 3 metus Ukraina sukūrė maždaug 30-40 milijardų vertės karinę pramonę. Ir yra jau daugiau kaip 10 kompanijų, kurių eksportas viršija milijardus. Tai štai, ką reiškia iniciatyva, ką reiškia noras, ką reiškia, kai biurokratijos nėra. Taigi tie skaičiai verčia ir mus turbūt visus labai gerai pamastyti, ir kokia kryptimi Lietuva galėtų eiti. Ir turbūt man labai patiko keltas klausimas, o ką mes Lietuvoje darome gerai, aš turiu galvoje ekonomiką, verslą, ką mes darome geriau negu kiti ir ką mes galime padaryti geriau negu kiti. Tai yra turbūt esminiai klausimai, aš dabar nedetalizuosiu, bet aš manau, būtent apie tai turi būti kalbama per Lietuvos televizijos forumus, apie tai turi būti kalbama kažkokiuose, mes neturim Lietuvoje tų smegenų, tų idėjų kalvių, think tankų, bet apie tai turi diskutuoti vyriausybė, apie tai atvirai turi diskutuoti verslas, pramonininkai, finansininkai, visi. Tada mes galime rasti kažkokius kelius, tada mes galime rasti kažkokias išeitis. O tai, kas vyksta dabar, tai aišku, visiškai yra nepriimtina, nepakankama. Ir grįžtant prie to, kodėl aš čia esu, tai šitas puikus renginys yra skirtas LCLC, Lietuvos Sičio lietuvių klubo 20-mečių. Tai yra iš tikrųjų unikalus klubas, kuris susikūrė 2006 metais. Vienas iš jo idėjos autorių, iniciatorių buvo tuometinis ambasadorius Jungtinėje karalystėje Vygaudas Ušackas. Ir kuo jis yra unikalus, kad Lietuvos išeivijoje yra daug klubų. Tai vieni dainuoja, kiti šoka, treti ten sportuoja, yra net lietuvių opera Čikagos ir taip toliau. Yra daug gražių iniciatyvų, bet tai buvo pirmasis klubas profesionalų, kurio pagrindinis tikslas ir uždavinys buvo profesinis tobulėjimas, lyderystė ir tarptautinių ryšių mezgimas. Tai jame iš pradžių susibūrė Londono Cityje dirbantis profesionalai, tai buvo daugiausia finansininkai, tai buvo finansų sferos atstovai, dirbę įvairiuose bankuose ir finansų institucijose, bet per 20 metų pasikeitė, aišku, ir žmonės, pasikeitė ir Britanija, pasikeitė ir pats Citys. Citys yra antras didžiausias pasaulio finansų centras po New Yorko, ir nepaisant Brexito ir ten, kad kai kurios kompanijos išsikėlė ten į Frankfurtą ar į Paryžių, Londonas yra antras didžiausias finansų centras pasaulyje, konkuruojantis su New Yorku. Todėl čia bankuose ir tuose finansų institucijose, pačiam Cityje, dirba tik patys geriausi. Tai yra geriausi iš geriausių, nes turbūt galite suprasti, kad konkurencija yra žvėriška. Norint patekti čia dirbti, reikia būti aukščiausio lygio profesionalu. Taigi būtent tokie aukščiausio lygio profesionalai ir yra susibūrę
jau 2 dešimtmečius gyvuojantį Londono City klubą. Tiesa, jis šiek tiek pasikeitė per tuos 2 dešimtmečius, nes pasikeitė ir pats City's, nes jeigu anksčiau tai buvo grinai finansų centras, bet dabar, žinot, įvairiuose srityse, tos ribos jos tampa tokios neaiškios arba jos išplaukia, tai dabar Londono City'je būrėsi ne tik finansinės institucijos, bet ir draudimo kompanijos, ir fintechas, ir didelių duomenų kompanijos, ir visos kitos aplink tai, reiškia, dirbančios kompanijos. Taigi pats City's šiek tiek pasikeitė ir pats tas Londono City lietuvių klubas. Tai dabar jame grinų finansininkų, kaip skaičiuojama, maždaug gal kokie 70%, kiti dirba ir marketinge, ir konsultavimo įmonėse, ir komunikacijoje, ir visose kitose srityse. Ir turbūt svarbu paminėti tai, kad tas klubas susikūrė tada, kai Facebookas dar tik žengė pirmosius žingsnius, kaip LinkedIn buvo tik tai pirmieji žingsniai, ta prasme, palyginti su dabar, tai kai yra tiek daugybė interaktyvių tų visokių komunikacijos platformų, tai tuomet tai buvo toks noras tokio žmogiško bendravimo, kaip sako klubo nariai, noras pasitrinti šonais, ir tas visiškai pasiteisino. Ir įdomiausia, kad tas poreikis ir tas noras ir tas noras bendrystės, žmogiškojo kontakto išliko tos 20 metų. Ir klubo narių skaičius tikrai nemažėja, dabar jų yra maždaug 90 aktyvių, ten su visais alumniais yra bent 200. Tai rodo, kad klubas tikrai turi labai tvirtą stuburą ir pagrindą, ir jis tikrai yra unikalus, ir prezidentas Adamkus yra pasakęs, kad jis yra matęs daug visokių išeivijos klubų, organizacijų, bet tokio jis nėra matęs, ir tai yra unikalus, ir su juo nori susitikti ir premjerai mūsų, ir atvyksta ir ministrai, ir ministrų pavaduotojai, nes tai iš tikrųjų šis klubas vienė aukšto lygio ekspertus, kurie, tikrai turi ką pasakyti ir gali kažką pasakyti, ir tikrai to klubo, patirtis turėtų būti labiau, sakyčiau, eksportuojama į Lietuvą. Ir dabar klubas turi tokią mintį, kad, kaip čia vadinasi, ne filialas, bet kažkokią tokią sinergiją sukurti su Vilniaus finansų centru. Tai būtų labai gerai, nes tie dalykai, kad kuo daugiau būtų perduodami į Lietuvą, nes tikrai reikia pripažinti, kad žmonės negyvenę, nedirbę kitose šalyse, jie visai kitaip mato pasaulį, jie kitaip supranta dalykus, jie priema kitokius sprendimus, jie yra, tam tikrą prasme apriboti. Tai va tas City patirtis, ir jinai yra be galo svarbi. Ir beje, tas Global Lithuanian Leaders, pasaulio lietuvių lyderių organizacija, tai yra išėjusi kaip tik iš šito Londono City lietuvių klubo, ir dabar jinai yra jau pasklidus po visą pasaulį. Ir beje, Liepos pabaigoje Vilniuje bus jos toks pasaulinis suvažiavimas. Tai manau labai rimtas renginys, labai įdomus, labai svarbus, į kurį turėtų atkreipti tikrai dėmesį ir mūsų žiniasklaida, žurnalistai, politikai, ministrai, visi tie, kurie priema sprendimus. Aišku, klubas užsiema ir labdaros veiklą, jie ir šefuoja ir moksleivius, jie turi mentorystės programas, jie dalyvavo labai gražiai pagalbai Ukrainai su Chmelnickio miesto vaikų ligoninė. Taigi ta filantropija yra ta klubo taip pat labai svarbi gyvenimo dalis. Ta filantropija apskritai yra tokia Anglijos tradicija, ir aišku, klubas ne dėl to, kad čia būtinai reikia sekti tą tradiciją, bet čia buvo vidinis poreikis iš tikrųjų padėti Ukrainai, padėti vaikams, ir to miesto valdžia klubui padėkojo. Taigi
tai yra iš tikrųjų toks, sakyčiau, labai svarbi, unikali organizacija ir tokia profesionalų sambūris, kuris tikrai turi ką pasakyti ir su kuriuo reikia Lietuvos institucijom, Lietuvos politikam, Lietuvos verslui palaikyti kuo platesnius ryšius ir būtent va į šitą renginį, kuris dabar va čia vyksta, šitam aukščiausiame Syčio pastate atvažiavo tikrai kelios dešimtis žmonių ir iš Lietuvos, yra ir iš Latvijos, yra iš Estijos, yra ir iš Ciuricho, Frankfurto ir kitų Europos miestų. Tai šiandien yra pirmoji ta tokia Londono Syčio lietuvių klubo 20-mečio iškilmių diena, tokia labai dalykinė. Rytoj tie pokalbiai prasitęs, o rytoj Pelmal, viename iš tokių rimtų klubų, bus surengta gala vakarienė, kuriame dalyvaus daug garbių svečių. Bus tokia Black Tie vakarienė, kuri vainikuos tą klubo 20-metį ir mes turbūt visi palinkėsime šitam klubui, unikaliam lietuvių profesionalų klubui, sėkmingo ateinančio 10-mečio, o gal 20-mečio ir taip toliau. Tai tiek buvo mano šį kartą kalbos iš aukščiausio Londono Syčio pastato. Beje, čia virš manęs yra Gordono Ramsio per daug aukštus išsidėstę restoranai. Kada būsit Londone, būtinai atvykite čia, nes pasižiūrėkite, kokia panorama. Aš esu 46 aukšte, čia dar ne pabaiga, viskas yra dar gerokai aukščiau. Taigi, tiek mano šiandien kalbos iš Londono Syčio. Ačiū, kad žiūrite. Nepamirškite užsiprenumeruoti šį kanalą, spauskite patinka ir mes pasimatysime netrukus šiame kanale. Viso geriausio.